Sąveika su objektais. Jei norite atlikti kokius nors veiksmus su objektu, esančiu virtualiame pasaulyje, spragtelėkite jį dešiniu pelytės klavišu. Atsiras komandų rinkinys, kontekstinis meniu. Jame spragtelėkite reikiamą komandą, kurios pagalba galėsite atlikti pageidaujamą veiksmą. Pavyzdžiui, pasodinti avatarą, ar priversti jį šokti, arba įjungti naktinę lemputę. Nusitaikius pele į kėdę atsiranda kėdės ženkliukas. Spragtelėkite kairiuoju pelės klavišu toje vietoje, kur matote kėdės ženkliuką. Ir avataras atsisės. Norint atsistoti, kairių pelės klavišų spragtelėkite ekrano apačioje atsiradusi užrašą Stand. Nusitaikius pelė į lempą, liustrą ar žvakę ir spragtelėjus kairių pelės klavišų, įprastai lempa įsijungia arba išsijungia, priklausomai nuo to, ar tuo metu ji buvo įjungta ar išjungta. Kartais nusitaikius į objektą pamatome informacinį ženkliuką, o šalia jo informacinį pranešimą. Jei spragtelėsite ženkliuką, išvysite papildomas komandas. Komandos take copy pagalba galima nusikopijuoti objektą, tai yra paimti objekto kopiją. Objekto kopija automatiškai atsiras jūsų aplanke inventory. Jei nusitaikysite į avatarą, irgi išvysite informacinį ženkliuką. Spragtelėję jį, išvysite langą, kuriame matysite avataro vardą, amžių ir kitą informaciją, jei vartotojas ją įvedė. Garso reguliatorius bendraujant balsu turės įtakos tik šiam avatarui. Jei norite avatarą įtraukti į savo draugų sąrašą, spragtelėkite mygtuką Add Friend. Spragtelėję mygtuką Profile galėsite peržiūrėti dominančio avataro profilį. Spragtelėję mygtuką galėsite pasinaudoti sekančiomis komandomis. Ir pabaigai vėl užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.